Sveiki! Filmuoju berods jau 4 savo ruošimosi varžyboms dalį ir dabar man yra pertrauka pietų, tai norėčiau Jums papasakoti apie MyFitnessPal programą. Programą, kurią naudoju, norėdamas suskaičiuoti savo kalorijas. Taigi pradėkime tuo, kad aš MyFitnessPal programėlę jau buvau atsisiuntus 2012 metais. Tai turbūt buvo metas kažkada, kada sugavau, kad man reikia jau truputį susimti su svoriu savo. Bet, žodžiu, aš jos nenaudojau, bet visą laiką kaip ir turėjau telefone. Buvau prisiregistravus ir dabar iš tiesų prieš pradedant laikytis jau tokio kito mitybos plano, prieš pradedant carb cycling, apie ką aš šnekėjau praeitame video, aš nutariau, pasižiūrėjusi daug youtuberių užsieniečių, kad man irgi reikės jau pradėti naudoti tą MyFitness. Ir gavosi taip, kad aš esu labai patenkinta. Ir norėčiau Jums plačiau papasakoti, kaip naudotis tą programą, kodėl ji yra naudinga, kodėl patarčiau visiems norintiems skaičiuoti savo kalorijas ją atsisiųsti. Ir galbūt pradėkime nuo to, kodėl yra svarbu skaičiuoti savo kalorijas, norint pasiekti kažkokių tai rezultatų. Iš tiesų, aš prieš dabar pradedant deginti riebalus, visą laiką gyvenau sveikai. Aš maitinausi sveikai valgiau, sveika mityba buvo mano gyvensena apskritai ir sportavau, bet niekaip man nepavykdavo sudeginti visiškai to riebaliuko. Ir iš tikrųjų aš nervuodavus, galvoju, aš tiek saliai plušu, aš tiek sportuoju, bet man vis tiek tie riebaliukai yra, ne? Ant pilvo, man dar draugė sakydavo, tai kur to pilvo presas, aš ir pati nervuodavus, kad jo nėra, dar manęs kas nors paklausė, tai man iš viso tai pyktis imdavo. Ir nežinau, pikau, galvoju, kas čia dabar vyksta, sveikai maitinuosi, visus motyvuoju, pati motyvuojasi, bet rezultatų kaip nėra, taip nėra. O dalykas tas, kad aš valgiau labai daug palyginus, sveikai, bet daug. Daug, tai turiu mintyje, valgiau apie kokius 2500 kalorijų per dieną. Moteriai šiaip patartina apie 2000 valgyti, bet iš tiesų aš sportuodavau, mano svoris niekada neaugo į viršų. Visada sviruodavo tarp 60-62 kg. Niekada nebuvau priaugusi, bet tiesiog vis nepavyko, kaip ir sakiau, sudeginti. Ir taip, taigi aš valgiau šiek tiek per daug, nors tai buvo ir sveikas maistas, bet deginimas nevyksta. Kaip žinoma, jeigu norim sudeginti riebalą, reikia sudaryti kalorijų deficitą. O ką mes valgom, mes niekada nežinosime, kiek suvalgom, jeigu to neapskaičiuosime. Tai va dėl to tas MyFitnessPal ir yra gan naudingas dalykas, naudinga programa. Todėl, kad, tarkime, apskritai, jeigu jūs įsidedat ten ar sakote, suvalgiau vieną obuolį, vieną bananą, jūs nežinote, kiek turi daug kalorijų iš tikrųjų bananas ir kiek daug yra jame angliavandenių. Apskritai, šiuo metu aš bananus, tarkim, arba vaisius valgau tik tai savo high carb dienomis ir tai, aš geriau jau renkuosi daugiau uogų nei tų egzotinių vaisių, tarkime, bananai, mangai, apelsinai ir panašiai. Nes atrodytų vienas nekaltas bananiukas, bet jis gali būti viena iš priežasčių, kodėl jums, nebūtinai vien tik tai bananas, bet apskritai maisto produktai, kurie atrodytų nekalti ir sveiki, galėtų būti vienos iš priežasčių, kodėl jums nekrenta svoris. Ir 100 gramų banano, nesu tikra, iš tikrųjų dabar kiek mintinai nepamenu, bet aš dabar skaičiuojuosi visus gramus, kiek aš gramų banano suvalgau, aš susipjaustau, aš pasižiūriu ir aš tada per šitą programėlę viską suvedusi galiu matyti, kiek aš kalorijų suvartoju per visą dieną.
Ir aš esu susidariusi deficitą savo. Berods skaičiavau, anksčiau savo BMR ir man, kad išlaikyti svorį, reikia sportuojant suvalgyti apie 2300 kalorijų, jeigu neklystu, jeigu teisingai prisimenu skaičius. Ir todėl aš dabar susidariusi esu deficitą. Suvalgau įprastiniam dienomis po 1600, kaip ir minėjau anksčiau, high carb dienomis 1900, niekada neviršiju 2000 kalorijų. Ir rezultatai tikrai matosi ir skaičiuojant kalorijas, aš žinau, ką aš suvartoju, kiek aš suvartoju, ko man trūksta. Ir priklausomai dar nuo organizmo, sako kiti, aš nežinau, ko man valgyti daugiau, ar angliavandenių, riebalų, ar baltymų, priklausomai nuo to, kaip jūs dietą savo pasiskirstot, 40-40-20. Kas tas 20 bus, ar riebalai sotieji, ar tai bus angliavandeniai, kiekvienų kūnai reaguoja skirtingai. Tai vėlgi per šitą programėlę jūs galėsite. Visada pamatysite, ko jums trūksta. Jeigu jūs susidarė tą 40-40-20, ten be to galima pasirinkti viską. Tu įsivedi savo siekį, kiek tu nori numesti, tarkim, įvedi kiek nori suvalgyti ir tau visada rašys skaičiukus, kiek tu jau suvalgiai, kiek tau trūksta, ko galbūt padauginai. Ir todėl man čia ir sakau, toksai kaip žaidimas jau yra tapę. Aš visada pasižiūriu, suvalgiusi dabar, tarkim, kokių aviečių, 20 gramų daugiau. Ir tarkim, jeigu daugiau suvalgysiu, tai jau viršins mano angliavandenių normą. Tai tada nuimu avietės ir įsidedu kažkokį kitą patiekalą, kažkokį kitą maisto produktą, kuris, tarkim, neviršys mano angliavandenių. Arba kalbant apie pačius avokadus, ar ne, jie yra sotieji riebalai. Man trūksta sočiųjų riebalų, bet aš jau negaliu viršinti savo angliavandenių normos. Aš galbūt rinkčiaus avokadą, bet jame irgi yra angliavandenių, todėl aš jo negaliu imti, tada aš pasiemu riešutų sviesto. Ir viską ten matysite, kas kiek ko turi. Kas turi angliavandenių, kas turi sočiųjų riebalų ir baltymų. Ir aš dabar, kadangi filmuoju iš telefono, aš negaliu jums nufilmuoti telefono ir parodyti, kaip atrodo tas pats appsas, bet aš tai va dabar parodysiu jums kompiuteryje prisiregistravus, prisijungus prie savo paskyros ir galėsite truputį pasižiūrėti, kaip čia kas. Na štai matot, mano tokia juokinga nuotraukytė. Šiandien mano yra high carb diena, tai aš suvalgysiu iš viso 1907 kalorijas. Jau visas maistas yra įskaičiuotas, štai parašyta mano golas, 1600 kalorijų, raudonai žymi tada, kada aš jau viršiju. Ir nuo paskutinio karto rašo 1 kilogramas numesta, bet rezultatas netikslus, todėl kad aš nesisvėriau, neberegistravau savo svorio. Tai gerai, galim pasižiūrėti šiandien, va viršuje nueinam, jeigu matot, food paspausiu ir pasižiūrim, ką šiandien valgiau. Va, rašo pusryčiam, matot, kalorijos, koks produktas kalorijų turi pusryčiam, visos valgiau 479 kalorijas šiandien, pietum suvalgiau 329, vakarieniai valgysiu dar tik tai 236 ir kaip matote, valgau pusryčių daugiausiai, vakarienės mažiau, pietų mažiau ir vakarienės mažiausiai. Tai dabar va, užkandžiai sneksai mano, šiandien valgysiu kukurūzų trapučius, su bananų, riešutų sviestu, valgiau jau 2, netgi kest. Baltyminius batonėlius, labai skanu, labai laukiu visada šitos dienos savo, tos tokios nečyto carb cycling, high carb dienos. Ir užkandžiai iš viso sudaro 862 kalorijas. Tai viso šiandien, kaip ir sakiau, 1906. Ir pasižiūrim. Dabar šiandien suvalgysiu iš viso 180, palaukit dabar priartinu, nežinau, aš labai netiksliai laikau, nepykit su ranka, 182 gramai angliavandenių, 68 gramai riebalų, sočiųjų ir 153 gramai mano bus baltymų. Štai dienos norma, ką aš įprastai, 160 baltymų mano, 62 riebalų ir 100 angliavandenių. Čia visi palyginimai, viską galite matyti, rašo taip pat, kiek yra cukraus suvartota. Viskas, štai totals, viso, nežinau, kodėl čia šitas didelis toks skaičius, bet apskritai šiaip, va,
ir aš jau esu, kitą dienelę nueinu. Ketvirtadienis mano rytoj low carb day, tai suvalgysiu iš viso 1203 kalorijas, 400 kalorijų deficitas nuo sudaryto deficito, tai dar mažiau tomis dienomis, kai man būna sunkiausiai. Ir tai dabar čia viršui, matot, exercise, viską tą patį galite rasti ir telefono appse. Exercise ir čia rašoma, štai galite vesti, šiandien nieko nesivedžiau ir savo Fitbit laikroduką palikau namuose, iš tikrųjų dar padarysiu apžvalgą ir apie jį, kaip aš jį naudoju, kodėl patarčiau nusipirkti. Ir štai šičia įvedat, irgi galite add exercise, pratimus įvesti, viską, koks bėgimas, kas kaip ką, jau čia iš tikrųjų istorija visada registruojama, tai jeigu tu sportuoji, panašias treniruotės darai, tai tiesiog paspaudi dar lengviau ir viską pridedi. Ir dabar einant prie maisto atgal, dar vienas labai fainas dalykas yra tas, kad nežinau, čia ar galima per kompiuterį tai padaryti, bet galima telefonu paimti, yra apačioj tokie 3 taškiukai, kai tu žiūri savo maisto planą dienos, yra 3 taškiukai apačioje, jau paspaudi ir išmeta 2 langelius, vienas copy foods, o kitas add foods berods. Tai copy paspaudžiat ir jūs nukopijuojat visą maistą, jeigu patiko jums jūsų maisto idėja ir jį telpa į, tarkim, kitos dienos normas, jūs galite tiesiai viską perkelti į kitą dieną. Taip jūs sutaupysite laiko, jums nereikės planuoti. Ir taip pat dar su šia programėlė jūs galite pasikviesti draugus, jūs galite, yra tenai bendruomenė, MyFitnessPal, tai iš tikrųjų ten labai daug formų, galite bendrai apie skirtingus dalykus šnekėti, apie sportą, mitybą, apie skirtingas rungtis, galite kalbėti apie lengvąją atletiką, futbolą, bikini fitnessą be abejo. Galite vienas kitą paraginti, pamotyvuoti, nes iš tikrųjų, ką jūs padarote, jeigu jūs per dieną galiausiai paspaudžiate tenai Complete Diary, jau jūs pabaigėte savo dienos dienoraštį su sportu, su maistu, su viskuo ir išeina toksai notifications, toks perspėjimas jūsų draugam, kad štai jūs taip ir taip padarėte, kiek tiek kalorijų sudeginot ir panašiai, tai gali jūs draugai ir paraginti, jūs galite taip pat paraginti draugus ir taip, iš tikrųjų labai smagi programa, aš dar vis tenai bandau visko surasti, visokių naujovių ir randu. Ir iš tiesų, kaip ir sakiau, jeigu suvedate visus savo duomenis ir jeigu taisyklingai visada vis įvedate, updatinate, atnaujinate savo visus rezultatus ir panašiai, tai jūs galite pasižiūrėti, koks rezultatas jūsų laukia, tarkim, po mėnesio ir panašiai. Tai jums galės viską parašys, kiek numesite, jeigu toliau laikysitės tokios pačios dietos arba jeigu taip pat sportuosite. Ir taip pat MyFitnessPal yra labai iš tikrųjų tokia, aš manau, čia jau toks projektas didžiulis ir tikrai labai sėkmingas. Programa yra nemokama, bet galima ten upgrade'inti už papildomą svarą su trupučiu, tai galbūt keli eurai Lietuvoje kainuos premium versija, bet man jos nereikia, man pakanka tiek, kiek yra, aš jau ten nenoriu ten visų dalylyčių, smulkiausių ingredientų maisto sudedamųjų dalių skaičiuotis, nes man tai nėra būtina, man pakanka tiek, kiek yra. Ir jau ta visa organizacija, jie taip pat kelia ir straipsniukus, visokias idėjas, sporto, mitybos ir panašiai. Tai labai patarčiau atsisiųsti visiems, kurie norite sekti savo suvalgytas kalorijas, sekti tai užsivesti tokį kaip ir pradėti dienoraštį savo sveikos gyvensenos. Tikrai labai geras pagalbininkas ši programėlė yra MyFitnessPal. Apačioje parašysiu dar kartelį nuorodą. Ir tikiuosi, šis video, mielieji, jums buvo informatyvus. Jeigu jūs norite dar daugiau video panašių, galbūt apžvalgas kažkokių tai programų ar kažkokių tai prietaisų, leiskite man žinoti, komentaruose parašykite, kas naudojate MyFitnessPal, tai galbūt galite jūs mane taip pat priadinti prie savo draugų, aš jūs pasiimsiu ir tiesiog motyvuosim vienas kitą, pasižiūrėsim, kaip kam sekasi. Ir ačiū, kad žiūrėjote, linkėjimai visiems, šilčiausi, gražiausi, dabar yra trečiadienis. Ir sekite mane Facebook'e, naujienas Facebook'e, misfit.lt, Instagrame, kur visada keliu savo patiekalus, labai daug jūs ir keliu video ir nuotraukas, kai man sekasi sportuoti. Ir tiesiog noriu motyvuoti ne tik save, bet ir jūs. Ačiū, mielieji. Iki.